Sveiki, sveiki, vėl pirmadienis, vėl po darbo, vėl prieš vėją, žodžių klasika. Ir vėl, kaip visada, neplanuotas video, bet kol nuotaika yra, galvoju, reikia rašyti, nes paskutiniu metu kažkaip iš vis pradėjau galvoti, kad gal neverta čia įrašinėti tos video, nes kažkaip peržiūrų vis mažėja. Aš taip suprantu, kad sezonas į pabaigą jau žmonės nelabai domisi dviračiais, tai nelabai ir žiūri. Tai kažkaip vis ateina mintis, kad gal neverta čia įrašinėti, gal palaukti pavasario, kai naujas sezonas prasidės. Bet va, įkėliau video apie lempas, pasipylė visokie komentarai. Ir vėl užėjo noras kažką įrašyti, kažką pasapalioti, nes matau, kad, bent jau ištikimiausiam žiūrovam įdomu. Tai vat, kol tas noras yra, galvoju, reikia kažką įrašyti, bet visiškai neįsivaizduoju ką. Kaip, jau kirba idėja, apie ką pašnekėt. Pati situacija su mano dviračio perrinkimu man pakuždėjo temą. Dabar važiuoju su vakar perrinktu dviračiu. Perrinkinėjau dviratį, nes keičiau rėmą. Žodžiu, apie tai truputį vėliau. Dabar noriu kažkiek apie tas peržiūras, komentarus pasakyti. Vėl eilinį kartą noriu visiems padėkoti už komentarus. Net ir už komentarus vardant komentarų. Bet šiaip pastebėjau, kad žmonės kažkaip pradėjo daugiau rašyti savo patirtis, savo kažkokius pastebėjimus, pradėjo dalintis informaciją. Daug ką ir aš naujo sužinojau. Pavyzdžiui, apie tą patį Vario radarą. Tikrai negalvojau, kad tiek daug Lietuvoje jį naudoja. O iš komentatorių toks vaizdas susidarė, kad vos ne kas antras dviratininkas. Aišku, tiek nėra, bet bent jau iš tų, kurie parašė savo nuomonės, kas žiūri mane, tai tikrai gan didelis procentas. Aš taip suprantu, kad su tais Vario radarais važinėja ne visiški mėgėjai, jau kažkiek pažengę dviratininkai, tai pasirodo ne visiški žaliukai mane žiūri. Ne tik žaliukai ir naujokai. Tai malonu. Tai va, norėjau dar kartą padėkoti už komentarus, apskritai visus, neigiamus, teigiamus, su info, be info. Ir norėjau iš karto pasakyti, kad, nežinau, bent jau pas mane yra tokia problema, kad kažkaip neiškart pamatau komentarus visus. Kartais man tiesiog žmona pasako, kad va, ten tau kažkas uždavė klausimą, tu jį neatsakėjai. Klausimas užduotas prieš 3 dienas. Ir man to komentaro realiai nerodo. Man tada reikia eiti per telefoną, YouTube appsą ir lysti į atskirą skiltį, neatsakytų komentarų skiltis. Ko tarkim ant kompo pas mane iš vis net nėra tokios skilties. Ir aš, kol neatsakau tą komentarą, man jo net neberodo. Kas čia dabar? Geras. Kaip geras. Čia kažkokie debilai išpylė šiferį, bet grynai vidury kelio. O kelias čia naudojamas. Kas čia per bairį? Gerai, reikia gal nufotkinti ir... Nors blemba, ką čia fotkint? Tvarkau Vilnių čia netvarkys, nes jie tik Vilniaus teritorijai tvarko. Jau su tuo susidūręs. Gerai, bent jau nufotkinsiu ir kelsiu vėliau įtvarkau Lietuvą, ten šiukšlės jie išveža iš miškų, laukų, bet aš spėjau čia greičiau vietiniai, kurie važinėja, sutvarkys šitą krūvą. Nežinau, ar matosi. Bandysiu kamerą biškį pakreipti. Va, vidury kelio tiesiog šiferio krūva. Šakės. Žodžiu. Grįšiu namo, kažkur pranešiu, bet tvarkau Vilnių tikrai neapsimoka. Tvarkau miestą, nes jie už Vilniaus teritorijos ribų net neregistruoja pranešimų. Kažkada norėjau dvirtakį. Buvo įgriuva dvirtakė ir norėjau užregistruoti. Tai realiai pritrūko kažkur 100 metrų iki Vilniaus ribų ir tiesiog nepriėmė mano tos problemos. Aišku, aš ten pažymėjau Vilniaus ribose, kad ta įgriuva yra, bet jos iki šiol taip ir nesutvarkė. Čia prieš metus kažkur žymėjau, tai taip, žodžiu, vėl nusimušiau. Tai apie komentarus. Tai jeigu aš neatsakau jūsų kažkokį klausimą užduotą, tai žinokit, kad aš to komentaro greičiausiai nematau.
anksčiau ir vėliau atsakysiu, nes kažkodėl mano žmonai rodo visus komentarus tiesiog. Jinai užeina į video ir visus mato komentarus. Aš kažkodėl tai nei ant kompo, nei ant telefono visų komentarų nematau. Nesuprantu kodėl. Bandžiau googlint, bet geriausia ką radau, tai atsakymas, kad čia kažkokie tai YouTube'o gliukai ir tiek. Kaip išspręs, nieks nežino. Nes realiai ta problema ne pas visus pasireiškia, matyt pas mažumą. Tai ta problema jau N metų, kaip supratau, ir nieks jos nesprendžia. Tai jeigu neatsakau, arba bent jau nesureaguoju laiku, tai žinokit, kad tiesiog nematau to komentaro kol kas. Galbūt po poros dienų atsakysiu. Kitas dalykas dėl pačio atsakymo irgi įdomiai. Kartais prie kompo tiesiog paspaudi atsakyt ir žmogus užsitagina. Ir kai aš jam atsakau, žmogus gauna pranešimą, kad aš jam atsakiau. Kitą kartą paspaudi, tagas neužsideda. Bandau rankiniu būdu uždėti, vis tiek tagas neaktyvus. Tai irgi nesuprantu. Ieškojau, kaip išspręsta bėda, bet, eiliniai YouTube'o bairiai. Tai jeigu manęs kažko tai klausėt ir tas atsakymas svarbus jum, bet nesulaukėt, kaip jum atrodo, tai tiesiog pasitikrinkit po poros dienų. Nebūtinai gausit pranešimą YouTube, kad aš atsakiau, nes sakau, kartais tagai užsideda, kartais neužsideda. Tikrai nesuprantu, kaip ten viskas veikia. Nes turėtų paspaudus reply automatiškai užsidėti tagas žmogaus. Bet kartais užsideda, kartais neužsideda. Ir toj pačioj naršykliai, tam pačiam lange, grinai taip randomu. Tai užsideda, tai neužsideda. Telefone beros užsideda visada. Tai aš kartais per telefoną rašau atsakymus. Bet tada daug klaidų pridarau, nes kažkaip tai man sunkiai rašosi su storais pirštais ant telefono klaviatūros. Taip. Kas žiūrėjo mano video, atsimena, kad aš prie šitos sienos pristatinėjau savo dviratį. Tai aš dabar tiesiog parodau, koks tas mano naujasis dviratis. Štai tas mano naujasis dviratis. Ir atidesnis žiūrovas pamatys, kad realiai rėmas tas pats. Trūksta čia apipaišymų, čia to anodavimo. Ir jeigu kas žiūrėjo įdėmiau, šitoje vietoje buvo suvirinimo siūlė ant to senesnio rėmo. Rėmas identiškas, realiai šitas rėmas yra atsiųstas kaip pakaitinis, vietoj to suvirinto, skilusio, bet čia papasakosiu važiuodamas. Taip, apie rėmą dar truputį vėliau, dar pakankinsiu savo sapalionėm apie nieką. Tai dėl komentarų, kaip ir manau, viskas aišku. Stengiuosi į visus atsakyti arba bent jau sureaguoti. Jeigu uždėjau laiką, bet nieko neparašiau, tai tiesiog greičiausiai aš sutinku su jumis arba neturiu ką pasakyti. Kaip pavyzdžiui, daug kas apie avariją rašė savo patirtis, tai nelabai aš ten turiu ką pridurt, kadangi aš pats avarijos nenaudoju kol kas, tai nelabai turiu ką ten ar pasiginčyti, ar patvirtinti. Jūs pasidalinot savo patirtim, kažkam tai galbūt bus naudinga, gal net ir aš susigundysiu avariją nusipirkti, nes pasirodo kaina jau tikrai nukritus, jau 140 eurų galima nusipirkti tą vidurinį, taip supratau, modeliuką. Dar be filmavimo funkcijos, bet tas iš populiariausių, neatsimenu dabar 5.15 ar kažkas tokio, tas modeliukas. Aišku, ant šito dviračio tikrai avarijos nedėsiu, nes čia mano komuteris, su kuriuo važinėju darbą ir arba važiuoju tokiais ramiais keliukais, arba išvis miškais, arba jau kai varau ten tuo plentu, tai ten gana intensyvus eismas, tai aš ten tikrai nesimalsiu pagal radarą. Vis tiek važiuosiu maksimaliai dešiniau, tai man ten radaras tikrai nereikalingas. Plius ant šito komuterio ten dėl 15 kg aš tikrai nesiruošiu tvirtinti telefoną, grinai dėl radaro. O ant kokio plentinuko ar graveliuko, galbūt tiesiog dėl įdomumo, bet jeigu nusipirksiu, tai žinokit, kad jūs kalti mane įkalbėjot, užhaipinot. Labai gerai, kad rašot savo nuomonės, kurios kartais prieštarauja mano kažkokiam pastebėjimam. Tikrai nesu iš tų, kurie kaip ožiai įsikibę savo kažkokios tai nuomonės ir nepaleidžia.
esu pakankamai sukalbamas ir nebejau pripažinti klydęs. Nu, dėl radaro aš ir nesakiau, kad čia nereikalingas dalykas. Sakiau, kad man nereikalingas, bet, nu, susidomėjau, žodžiu. Galbūt ir panaudosiu. Dar vieną tokią norėjau pastabėlę pasakyti dėl savo tų visokių įžvalgų. Kartais nepasakau, atrodo, tokių esminių dalykų svarbių, bet tiesiog dėl to, kad aš apie juos, nepagalvoju. Pavyzdžiui, kaip paimkim tas pačias lempas. Atrodo, vieno iš svarbiausių dalykų nepaminėjau, kad lempa turėtų būti atspari vandeniui, sniegui, šalčiui. Bent jau man renkantis. Bet man šitas dalykas toks elementarus, kad aš tiesiog nepagalvojau to paminėti, nes, nežinau, man atrodo savaime suprantama. Pavyzdžiui, šitas mano trilokas bent jau išbandytas prie, kokių +3, +5 tikrai teko su juo važiuoti vasarą ir šalčiausia turbūt buvo kokių, -20 tai tikrai ir viskas tvarkoja su šita lempa, o jau kokios liūtis jinai išgyveno, tai čia aš pats stebiuosi. Tai va, jeigu nepaminiu kažkokių tokių dalykų svarbių, tai tiesiog dėl to, kad realiai nepagalvoju, kad čia gali būti kažkam svarbus parametras. Ta prasme, jisai svarbus, bet jis ant tiek savaime suprantamas, kad, tarkim, vandeniui neatsparios lempos aš visiškai nežiūrėčiau. Tai tiesiog noriu atsiprašyti, kaip ir su Bikefitu buvo. Pradėjau šnekėti apie Bikefitą ir tik sekančiam video paminėjau, kad reikėtų pradėti vis tik nuo savo tinkamo rėmo. O gavosi, kad pradėjau apie Bikefitą, o pats esminis dalykas kažkur liko kitam video. Tai atsiprašau už tokias klaidas, bet čia jau mano žioplumas galbūt. Tai tikiuosi atleisit. Gerai, gal baigiu aš čia pilstyti apie ten tos visus komentarus, apie tas peržiūras, apie viską. Ačiū, kad žiūrit. Labai tikiuosi, kad tie, kurie žiūri, bet dar neprenumeravot, prenumeruosit. Pirmą kartą turbūt prašau, bet jeigu to nepadarėt, būtų labai malonu. Na ką, ir šokam tada prie šios dienos temos. Tema bus apie Titaną. Kažkas jau prašė pašnekėti, kažkas šiaip gyvai užklausė. Beje, jeigu kas nežino, tai karts nuo karto organizuoju Vilniuje tokius pasivažinėjimus 100+ kilometrų. Tai daug ten prisišnekam su žmonėm ir aš kartais net pasimetu. Nebepamenu, ar aš šnekėjau kažkuria tema, ar tiesiog gyvai su žmonėm šnekėjom, ar aš video įrašinėjau. Bet apie Titaną tikrai neįrašinėjau. Žinau, kad šnekėjom ten su keliais. Tai tie, kas su mumis važinėja, gal nieko naujo neišgirs, jeigu žiūri šį video. O tie, kas dar nevažiavo, tai gal kažką naujo įdomaus išgirs. Tai va, kodėl važinėjau su titaniniais dviračiais, kas ten per skilimas buvo ir taip toliau. Realiai net nežinau, nuo ko pradėti. Gal nuo to, kaip apskritai titaniniais dviračiais susidomėjau. Tai kaip ir didžioji dauguma turbūt pradėjau važinėti su aliumininiais dviratukais. Neskaitant ten tų plieninių, tarybinių dar visokių aistų. Bet jau imant tokius rimtesnius, tai pradžia buvo aliuminis. Tais laikais, kai pradėjau važinėti, karbonas dar buvo pakankamai brangus, tiksliau labai brangus ir jis dar buvo pakankamai nauja medžiaga. Gamintojai, kiek atsimenu, dar rėmam duodavo maksimum 3 metus garantiją, kas jau atbaidydavo daugelį pirkėjų, nes, kai aliuminijui duoda, tarkim, viso gyvenimo garantiją arba 10 metų garantiją, o karbonui tik 3 metus ir tas karbonas brangesnis keletą kartų, tai retas susigundydavo to karbono. Čia aš apie mėgėjus kalbu. Sportininkai tai taip ten. Jie dviračius kaitolė dažniau negu tie 3 metai, tai ten 3 metai garantija tai tikrai neatbaidydavo. Bet tokie mėgėjai, kurie įsivaizduoja, kad nusipirks dviratį vos ne visam gyvenimui, tai to karbono privengia jau vien dėl garantijos ir jie iš tikrųjų labai ten trukinėdavo, pirmieji rėmai. Tai žodžiu, apie karboną tada net negalvojau. Jo labiau šiaip esu ne iš lengvųjų dviratininkų, o gamintojai dažniausia nurodo svorio limitą karbonui, ar tai būtų vairas, ar tai balno iškiša. Dažniausiai būna iki 100 kg. Tai aš dabar 100 kg sveriu, o seniau buvo tarpas, kai svėriau ir 120. Tai irgi
labai atbaidydavo tas karbonas su savo tais svorio limitais. Tai apie karboną sakau, net negalvodavau, ėmiau aliumininius dviračius, nežinau kiek ten pas mane tų buvo aliumininių dviračių, ir Giantas, ir Scottas, ir Canyonas, ir kažkokie nunėjimai iš AliExpresso, bet kažkurio momentu, jau po to, kai pradėjau dviračių savo susirinkinėti pats, aš nežinau kaip, bet sugalvojau pabandyti plieną. Bet gerą plieną, ne tuos maksiminius, o su Reynolds vamzdžiais, 850 berods kažkelintas ten. Taip, dabar paguglinau, 853 klasė. Yra ten žemesnio lygio, kas norės pasigilins, bet žodžiu, nusipirkau plieninį rėmą MTB iš Stantono. Čia yra anglų gamintojai, ten broliai Stantonai įkūrė dviračių rėmų gamyklėlę. Beje, kaip tik iš jų turiu gauti jau titaninės šakės Stantono, bet vėl čia nuklydau, kažkada papasakosiu. Tai va, tai nusipirkau tą rėmą ir žinokit, man akis atsivėrė. Ta prasme, niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad gali taip jaustis skirtumas tarp aliuminio ir plieno. Ir ten, kai rašo forumuose, kad va, plienas malonesnis, minkštesnis, dar kažkas, skaitai ir atrodo, nesąmonė. Bet kai pats išbandai plieną, su tais pačiais komponentais kaip ant aliuminio, šakė, ratai, viskas tas pats. Truputį geometrija skiriasi, bet ne ant tiek daug, kad pasijaustų. Ir paimi praktiškai vos ne du identiškus dviračius, tik vienas su aliuminiu rėmu, kitas su plienu. Kas nebandęs, tai vargu ar supras, o kas bandęs, tai žino, apie ką aš kalbu. Tiesiog visiškai kitas komfortas važiavimo. Tas plienas, jis tikrai toks vibruojantis, sugeria nelygumus, atrodo, toks kaip papildomas amortikas veikia. Tai vat po to plieno supratau, kad man tas aliuminis ne taip ir patinka. Tada ant kažkurio dviračio pakeičiau šakę. Aliumininę šakę rigidinę pakeičiau į plieninę rigidinę. Ir vėlgi, visiškai kitas komfortas. Ant to pačio dviračio visiškai nieks nesikeičia, tik tai pakeista šakė. Ir tu jau visai kitaip važiuoji, visai kitaip jaučiasi kelio nelygumai. Tai po tokių pabandymų nusprendžiau, kad daugiau aliuminio iš vis nepirksiu, bet ir prie plieno nenorėjau apsistoti, nes plienas yra vis tiek pakankamai sunkus. Faina medžiaga dviračiam, viskas gerai, lengvai ten virinasi, bet užsimaniau kažko tai kito, net nežinau. Svarsčiau net variantą apie nerūdijantį plieną, bet kaina ten iš vis kosminė. Ta prasme, nerūdijančio plieno rėmas kainuoja brangiau negu titaninis, bent jau kur aš buvau radęs. Tai kažkaip mane tas atbaidė. Titaniniai rėmai irgi jie nepigus ir kai aš ieškodamas savo eilinio rėmo kažkokio, dar nebuvau nusistatęs, ar tai bus plienas, ar tai bus titanas. Kažkaip radau labai gerą pasiūlymą eBay'e, Enigma rėmas. Aš tada laimėjau aukcioną, kažkas apie 700 eurų kainavo su pristatymu. Iš Anglijos, čia dar iki Brexito, tai be jokių muitų. Tai kaip už titaninį rėmą, brandinį, 700 eurų čia labai pigu. Bet taip ir neteko man su to rėmu pavažinėti, nes pasirodo, kad tas rėmas buvo su defektu, jisai buvo kažkada skilęs, buvo remontuotas. tą skilimą radau aš jau po to, kai tą rėmą gerai apžiūrėjau. Ten dar tokia istorija buvo su to pardavėju įdomi. Aš radęs tą skilimą, kreipiausi tiesiai į Enigmą, nes, kaip ir jau jie gamintojai, aš nufotkinau, paklausiau, ar čia sutvarkoma, viską. Jie pagal tas nuotraukas pamatė, kad toj vietoj, kur rėmas skilęs, o jisai skilęs buvo, kaip čia paaiškint, grubiai, kur centrinio veleno vamzdis susijungia su chainstėjum, net nežinau kaip lietuviškai. Su vamzdžiu, kuris eina paraleliai grandiniai, sakykim taip. Tai vat, toje suvirinimo vietoje buvo skilimas ir gamintojas pagal nuotraukas pamatė, kad suvirinimo siūlė skiriasi nuo jų gamybos ir jie pasakė, kad tas rėmas jau buvo tvarkytas ir kad antrą kartą jo tikrai neverta taisyti. Jie man pasiūlė ten kažkokią tai nuolaidą gerą
rėmui, kuris man buvo per didelis. Nu, bet žodžiu, čia atskira istorija, neėmiau aš ten to rėmo. Aš tada parašiau tam pardavėjui eBay'uje, sakau, kad va, susisiekiau su Enigma. Jie pasakė, kad čia netvarkomas rėmas, todėl aš noriu tą rėmą grąžinti atgal. O šiaip patikslinsiu, kad jis tą rėmą pardavinėjo kaip visiškai sveiką, kaip be jokių defektų. Nu, jis labai keistai sureagavo į tą mano parašymą. Jisai neneigė, kad tas rėmas tvarkytas buvo, bet jis kažkaip užsiputojo, kad kaip čia taip, aš be jo žinios kreipiausi į rėmo gamintoją dėl jo rėmo. Sakau, pala, aš tą rėmą jau nusipirkau iš tavęs, jau tas rėmas ne tavo, jisai mano. Ir aš pilną teisę turėjau kreiptis. Nu, žodžiu, jis ten bandė kažkaip tai pripaišyti kažkokios tai asmens duomenis, kad čia aš pažeidžiau ir čia eBay'aus kažkokias taisyklės pažeidžiau. Bet, nu, nieko jam ten neišdegė. Aš iš karto atidariau disputą eBay'ui ir atgavau pinigus. Realiai galėjau net jam atgal to rėmo nesiųsti. Nes susirašinėjau aš su juo per eBay'ų ir visus turėjau įrodymus, kad kaip ir pardavėjas neneigė, kad buvo prekė sugadinta. Aš atgavau pinigus dar prieš išsiunčiant jam tą rėmą. Bet aš vis tiek išsiunčiau, galvoju, nu, kažkaip tai man neleido sąžinė. Galvoju, turėkis tu tą rėmą. Aišku, jis turbūt jį po to kažkam kitam parduos. Bet aš atgavau savo pinigus ir man to užteko. Ir gavau akivaizdžią pamoką, kad titanas, nu, nėra toks nesulaužamas, amžinas, taip sakant. Ir va su šiuo video aš jums paneigsiu tą mitą apie titano atsparumą, ilgamžiškumą, kad titano rėmai nelūžta ir taip toliau. Mane ta situacija su to skilusiu rėmu kažkaip nusodino truputį, taip sakant, jau nebe toks buvau sužavėtas titaniniais rėmais, bet kažkodėl mane vis tiek traukia, nu, noras pabandyti tą važiavimo komfortą pajaus, nes, kaip sakiau, aliuminis ir plienas, nu, mano akimis ir mano pojūčiais visiškai nesulyginami, o apie titaną ten dar daugiau liaupsių esu prisiskaitęs. Tai man buvo tiesiog labai įdomu. Tas kilimas taip truputį atvėrė akis, kad titanas nėra toks stebuklingas, kaip daugeliu atrodo, kad vis tiek lūžta, bet iki galo ir net baidė nusipirkti tą titaną. Bet tą momentui kažkaip tai apsiraminau ir tiesiog laukiau geros progos vėl kažkokį pasimti rėmą, ar iš to pačio eBay'aus, ar iš vokiečių skelbimų. Ir visiškai netikėtai man pasitaikė mūsų skelbimuose titaninis dviratukas. Ir aš kadangi ilgai svajojau, o kaina buvo labai gera, ta prasme, už visą dviratį žmogus prašė 700 eurų, ar 705, bet aš nusidėrėjau iki 700. Už visą dviratį su vidiniam pavarom, Alfainas 8, įsitikinau, kad dviratis tikrai nevogtas. Tai va, nusipirkau tą dviratuką, perrinkau pagal save. Ir tas dviratis buvo noneiminis, turėjo tik tai serijinį numerį, gamintojo jokio neužrašyta, pardavėjas nežinojo, kas gamintojas, nes jisai pats pirko tą dviratį iš kito žmogaus. Ir aš spėju, kad iš jau to tikro savininko, pirktas jis buvo Anglijoje. Ir kaip galiausiai paaiškėjo, to rėmo užsakovas ir buvo anglas. Tai spėjau, kad tas lietuvis ir pirko iš to savininko. Kodėl aš tikinęs, kad dviratis nevogtas buvo, nes visų pirma tas žmogus pardavęs man tą dviratį iškart be jokių problemų pasirašė pirkimo pardavimo sutartis, papasakojo, kur jis pirko tą dviratį, kodėl parduoda. Pats jisai toks entuziastas dviračių, parodė savo ten dviračių kolekciją, nes aš pas jį buvau nuvažiavęs pirkti tą dviratuką. Nu ir akivaizdžiai matosi, kad žmogus ne kažkoks perikūpas ir nesiverčia dviračių perpardavimais kažkokiais. Matosi, kad pirko grinai savo, parodė net nuotraukas iš kelionių, kuris su to dviračiu važinėjo. Nu ir žodžiu, ta prasme tikrai kartais matosi iš bendravimo, kad žmogus sąžiningas ir sakau, jau vien tas, kad visiškai be problemų pasirašė ten tos dokumentus visus. Tai, žodžiu, man buvo įdomu, kas čia per rėmas, kas gamintojas. Kaip sužinot? Nufotkinau rėmą
įkėliau į kelias Facebooko grupės, kur renkasi titaninių dviračių entuziastai. Ir žmonės pagal suvirinimo siūlės, pagal tas kilputės šarvų tvirtinimam, jie atskiria plius minus, kas gali būti gamintojas. Net jeigu ir tas rėmas yra vienetinis, vat kaip mano atveju buvo, pradėjo man ten rašinėti įvairiausius variantus, bet dauguma rašė, kad čia yra kiniečių, Valtli gamintojo. Aš nieko nelaukęs parašiau jiem, nusiunčiau nuotraukas, sakau, ar čia jūsų gamintas rėmas. Tie pažiūrėjo nuotraukas, iškart sako, ne mūsų, bet mes žinom kieno. Tipo jų partnerių, kurie gamina jiem kažkokios tai irgi ar rėmus, ar rėmų dalis, žodžiu, davė man ten tų partnerių kontaktus, susisiekiau su jais, nusiunčiau nuotraukas, gavau iš karto atsakymą, taip, čia mūsų rėmas, šio rėmo serijinis numeris toks ir toks. Taip, parašė net, kad rėmas buvo gamintas anglui kažkokiam, kas ir pasitvirtino, kad pradinis savininkas buvo anglas. Netgi atsiuntė man to rėmo visą brėžinį, net neprašius. Tai va, tas rėmas buvo prototipas dabartinio mano rėmo, nes man ant tiek jis patiko, kad aš nusprendžiau dar savo vieną pasigaminti, užsisakyti, tuo pačiu ir Reginai užsakyti. Aišku, jos dydžio, ten su tam tikrais pakeitimais. Ir aš iš to gamintojo užsisakiau 2 rėmus. Tiesą sakant, su kiniečiais derint brėžinius, tai čia yra kažkas tai tokio. Ta prasme, jie sugeba atsiųsti brėžinį, tarkim, paprašai jų pakeisti kažkokią smulkę detalę. Tarkim, padaryti gertuvės laikiklių skylės truputį žemiau, pavyzdžiui. Jie tas skylės pakeičia, bet po to pasižiūri, kad bekeisdami tų skylių padėtį, jie iš vis pakeitė rėmo geometriją. Ten iki tokio lygio. Ir vos ne kiekvienas derinimas eina iki to, kad tau reikia viską vėl iš naujo pertikrinti, ar tikrai kažko jie nepakeitė. Kad ir kokio, nežinau, vamzdžio diametro. Ta prasme, brėžinio derinimas truko 4 mėnesius. Tada po brėžinio suderinimo kokia 1,5 mėnesio eilė iki gamybos pradžios, nes jie gamina ir kitiem tos dviračius, tos rėmus. Ir gamyba dar ten užtrunka dar kokį mėnesį. Ir po to dar siuntimas, aišku, išmuitinimai. Tai grubiai, aš nežinau, kokius 8 mėnesius aš to rėmo laukiau. Čia, sakykime, nuo pirmo užklausimo, nuo pirmo brėžinio versijos. Tai jeigu kažkas galvojat užsakinėti rėmą pas kiniečius, tai įvertinkit tai, kad tikrai greit nebus. Ir aš jau po to paskaičiau forumuose, kad čia pas visus ta pati situacija. Visi pažymi, kad tikrinkit brėžinius maksimaliai atidžiai, nes, sakau, kiekviena smulki detalytė, kiekvienas smulkiausias pakeitimas gali privesti iki to, kad kitoj vietoj bus kažkas pridirbta. Tai žodžiu, gavau aš tos rėmus, kažkada galų gale surinkau, ir sėkmingai važinėjau, kol mane pradėjo traškėti dviratis. Manau, daug kas žino, kaip su tais traškesiais būna. Kažkur kažkas traška. Ten pakrapštai, pedalus pakrapštai, centro velenus pakrapštai, pasižiūri ratus, stypinus netgi, ta prasme. Aš su to traškesiu tokiu važinėjau 1,5 metų, tai tikrai. Jis tai atsirasdavo, tai pradingdavo. Atrodo, išvalai viską, pertepi, viskas nebetraška. Po savaitės vėl atsiranda traškesys. Tiek minant, tiek neminant. Trekšt. Ir aš nežinau, kaip, kokiu momentu radau aš tą įtrūkimą sėdynės koto vamzdžio ant situbo. Rodžiau pirštu, kurioje vietoje tas buvo skilimas. Dar prieš tai pas mane buvo minčių, kad galbūt rėmas skylęs, bet pas mane net minties nebuvo, kad pats vamzdis per vidurį kažkur gali skilti. Ta prasme, aš tikrinau visus suvirinimo taškus, visas siūlės peržiūrėjau. Viskas gražu, tvarkinga, o čia pasirodė pats vamzdis skylęs.
Parašiau tam gamintojui, kaip čia taip. Na, gamintojas iš karto pripažino, kad čia yra gamybos brokas. Net man ten bandė paaiškinti, kad virinimo metu yra kažkoks įstatomas kažkoks kaištis į vamzdį, dėl kurio ir atsirado tas skilimas. Nelabai aš supratau, kaip čia tas įtakojo, bet esmė ta, kad kiniečiai sąžiningai pripažino, kad čia jų kliurka, pasiūlė kelis sprendimo būdus, arba aš jiem atsiunčiu rėmą, jie jį sutvarko, pakeičia ten tą vamzdį ir atsiunčia man atgal. Čia būtų nemokamai viskas, bet aišku, laiko užtruktų tikrai daug. Kol aš į Kiniją tą rėmą nusiųščiau, kol atgal gaučiau, tai čia būtų dar, jaučiu, koks pusmetis bendrai paėmus. Arba kitas variantas, sako, mes tau padarysim visiškai naują rėmą, pagal tą tavo brėžinį patvirtintą, tu tik apmokėk siuntimą. Tai pasirinkau antrą variantą, nes pasirodė ir žymiai greitesnis. Ir plius, kol aš su jais susirašinėjau, susiradau, kas vietoj man galėtų tą skilimą suvirint, patvarkyt. Aišku, be jokių garantijų. Titanas kažkaip tai ten labai specifiškai virinasi. Reikia kažkokio ir specialaus aparato ir ten titanui virinti vėlutės kažkokios. Nu, žodžiu, aš ten nesusigaudau tuose dalykuose. Bet, žodžiu, radau, kas galėtų sutvarkyti. Tai galvoju, okei, pasilieku aš ten tą skilusį rėmą, jį man aptvarkys. Plius gausiu naują iš kiniečių už labai nebrangiai. Tiksliau nemokamai, nu, bet plius tas siuntimas. Tai tą sutvarkytą rėmą matėt mano praeitam video, kaip pristatinėjau savo dviratį. Vau, kas čia. Nežinau, ar girdėjosi, bet blembo taip. Kažkas sugirgždėjo ir numušė mane nuo minties vėl. Taip, tai vat tas skilęs, aptvarkytas rėmas tarnavo man metus. Taip, kur aš čia esu? O, kažkieno kiemas. Nu ką. Minam atgal. Tiek leidausi ir blemba. Būtų bent žmonės plytą pakabinę kur ant medžio. Visiškai į kiemą privatų nusileidau. Taip, tai tas rėmas man metus atitarnavo, kol praeitą penktadienį nepamačiau, kad per tą suvirinimą toliau skilimas nuėjo. Ir vėl taip pat pastebėjau, kad kokią savaitę man tas dviratukas vis trakšteldavo karts nuo karto, o penktadienį kažkaip tie traškesiai padažnėjo gerokai. Ir kažkaip tai pirma mintis buvo, kad galbūt toj vietoj, kuris seniau buvo skilęs, gal per tą suvirinimą ir pasidavė. Tai sakyčiau, dar gerai atlaikė, nes šiaip, kai man virino tą skilimą, tai ir suvirinto sakė. Ir aš pats taip supratau, kad, nu, čia toks sprendimas, kur pem ant pem. Arba laikys amžinai, arba, taip sakant, anksčiau ar vėliau suskils. Tai nežinau, galbūt dar tą rėmą bandysiu kažkaip atgaivinti. Galvoju, gal papildomą kažkokią tai plokštelę privirint toje vietoje, bet čia man reikia susirasti gerą specą titano. Taip, iš galo mašina, o man čia įkalnė statyti. Ir nėra kur trauktis. Padusau, kol šitos kalniukus važinėjau, kol šitos kalniukus šieminiau. Tai va, gal ieškosiu kažkur Vilniuje kažkokio speco. Į Klaipėdą Vitsoną nenoriu siūsti. Asmeniškai reikalų su jais neturėjau, bet ir nenoriu turėti. Nenoriu čia daryti antireklamos, bet tiesiog. Tai žiūrėsiu, ką su to rėmu daryti. O dabar minu su tuo pakaitiniu rėmu, kurį man atsiuntė kaip garantinį, pakaitinį. Čia antras kartas, kai aš ant jo sėdžiu. Pirmas kartas buvo ryte, pakeliu į darbą. Ir dabar antras kartas. Vakar surinkau. Tiksliau permečiau visas dalis nuo to seno rėmo, surinkau dviratuką, bet net test raido nedariau. Tai man šiandien ryte buvo, toksai išbandymas, ar viskas ok ar ne. Tai kol kas, viskas tvarkoj. Tai apie ką mano ši istorija, apie ką šitas video. Kaip matot, jau vien aš susidūriau su dviem titano feilais, ta prasme tiek kinietiškas, tiek brandinis, enigmos, rėmai skilo. Ir va, aš jums gyvas įrodymas, kad titanas nėra toks amžinas, kaip daug kas galvojat.
Bet kodėl vis tiek aš perku titaninius dviračius, net žinodamas, kad jie gali skilt. Skilt gali apskritai bet koks. Tiek aliuminis, tiek karbonas, tiek plienas. Mano atveju pas mane titaninių rėmų skilusių pasitaikė daugiau negu bet kokių kitų. Tai statistika, sakykim taip, negailestinga titano atžvilgiu. Bet čia mano atveju. Bendrai paėmus, kiek žiūrėjau, tai titanas, procentaliai žymiai rečiau feilina negu tas pats karbonas, aliuminis ar plienas. Aliuminis iš vis jisai ten pavargsta. Pats turėjau iš visų aliumininių rėmų vieną tokį, kuris suskilo. Šiaip, jeigu titanas laiko, tai jis laiko. Jeigu jisai skyla per, pirmus metus, sakykim, kai gauna apkrovas, bet jeigu jisai atlaikė tas apkrovas, tai jisai ir laikys jas. Skirtingai nuo aliuminio, kuris tiesiog turi tokią savybę, kaip pavargsta, sakykim. Jeigu jisai atlaikė, tarkim, šuoliuką nuo kokių laiptelių, vieną kartą, antrą kartą, tai nereiškia, kad ant 10 karto neskils tas rėmas. Tiek plienas, tiek titanas irgi turi ten tą, sakykim, nuovargį, bet jisai daug vėliau ateina. Čia taip labai jau vaizdžiai pasakius, tarkim, jeigu jums aliuminis po 10 šuoliuko skils, tai titanas gal po 100. Čia aišku jau skaičiai iš vis, iš lempos, ten ne 10 ir ne 100 turbūt reikėtų skaičiuoti, o 1000, bet aš čia taip, kad vaizdžiau būtų. Tai titanas, jeigu viskas tvarkoja, jeigu nepažeista kažkokie tai gamybos procesai, kaip su kiniečiais, kiniečių atveju buvo, tai jisai laikys, nežinau, daug kas sako, kad visam gyvenimui, aš dar to negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, bet faktas tas, kad bet koks rėmas gali skilt ir jūs niekaip nuo to neapsisaugosit. Todėl jeigu galvojate apie titano pirkimą vien dėl to ilgamžiškumo, įsivertinkit ir tai, kad gali pasitaikyti brokas kažkoks. Bet taip, šansų, kad jisai skils, yra žymiai mažiau. Plius jis tikrai nebijo tų tokių kritimų, kaip tarkim tas pats karbonas, jeigu ant kokių aštrių akmenų, titanas, nežinau, susibraižęs gal maksimum. Aliuminis links, plienas irgi įlinks. Ar verta pirkti titaninį dviratį, titaninį rėmą? Kaip keletos titaninių rėmų savininkas, galiu drąsiai sakyti, kad neverta. Bet aš ir toliau pirksiu titaną, nes titanas čia yra, nežinau, kaip fetišas. Nežinau, mane žavi galimybė jį anoduoti. Žavi ir tai, kad jis nebijo jokios korozijos, jokių rūdžių. Rėmas gali būti visiškai neapdirbtas, toks grynas, angliškai rough. Tai tas jo grynumas toksai, kažko tai tokio turi, ko man labai patinka. Kas dėl jo važiavimo komforto, tai tikrai neprilyginta aliuminiui. Taip, nusėdo akumas ir kol aš jį pakeičiau, tai pamiršau, apie ką aš šnekėjau. Titano komfortas. Kažkas panašaus kaip plienas, tikrai nesulygint su kokiu aliuminiu, irgi amortizuoja, kažkokios vibracijos eina, sakau, čia sunku paaiškinti žodžiais, čia reikia išmėginti. Ir pavyzdžiui, kai mačiau kelis kažkokius paaiškinimus YouTube, kad tu negali jaust skirtumo tarp rėmų, nes vertikaliai sėdint, spaudžiant tą dviratį, sakykim, jisai, negali tas metalas ar karbonas kažkaip tai susispaust, kad tu jaustum kažkokią tai amortizaciją. Tai taip, tame logikos kaip ir yra, bet ar tu tikrai visada važiuoji vertikaliai, stačiai, grinai? Nes aš kai važiuoju, tai bent pusę laipsnio vis tiek gaunasi tas dviratukas, tai vieną, tai kitą pusę palinksta, apie posūkius iš vis nekalbu, kai ten vos neguldai dviratį. Ir jau tada apkrova neina statmenai per vamzdžius į apačią. Jau spaudžiasi ne vamzdis, o jisai, linksta, ar kaip čia paaiškinti. Tai tie, kas tos rėmus lygina taip, žiūrėdami kaip į 2D vaizdą iš šono, sakykim, ar specialiai, ar nespecialiai, tiesiog neįvertina, kad, tas rėmas jisai juda ir tos vibracijos persėdoda ne vertikaliai, o iš šono, iš linkimo, čia kaip ir su ratų ašim, irgi lyginant
tarkim, tas greitaveržlės ir triuakslą, tą storą ašelę, tai ant popieriaus pagal brėžinius tai tu negali jausti jokio skirtumo, nes vertikaliai spaudi ir tiek tą ratą į apačią. Bet visas standumas pasijaučia būtent ant posūkių, būtent gyvai važiuojant, o ne pagal brėžinius žiūrint. Iš savo patirties sakau sąžiningai, komfortas labai jaučiasi. Sulyginus tiek aliuminį, tiek plieną, tiek titaną, skirtumas labai didžiulis. Sakau, man titanas kažkuom panašus į plieną, tik tai lengvesnis, čia jo pliusas palyginus su plienu. Visame kitame plienas lenkia titaną, sakykim. Komfortas plius minus panašus, aišku, labai priklauso nuo rėmo geometrijos, čia savaime suprantama, bet tarkim kaina, plienas pigiau, remontas, plienas paprasčiau, dėl to rūdyjimo. Aš nežinau, kaip reikia apleisti tą rėmą plieninį, kad jisai taip surūdytų, jog pradėtų ten, nežinau, kiaurai trūdis. Pažiūrėkit, žmonės dar su tarybiniais dviratukais važinėja. Jie prūdyja, bet ten tos rūdys tokios paviršinės dažniausia, tarnauja tie rėmai dešimtmečiais, net neprižiūrimi. O jeigu jūs prižiūrėsit, tai ir tie plieniniai rėmai jūs pergyvens. Taip, titaną iš vis galima neprižiūrėti, ta prasme, galit lauke palikti, net per žiemą nieko jam neatsitiks. Tad sakykime, šitas titano pliusas, nėra toksai svarus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Todėl mano manimu, jeigu jūs nenorit aliuminio dviračio ir nenorit karbono dėl kažkokių priežasčių, imkit plieną, jeigu nebijot to didesnio svorio ir viskas bus ok. Tad mano manimu, titanas neturi tiek daug pliusų, kad jį reikėtų rinktis kaip vienintelę medžiagą dviračių rėmam. Aliuminis pigus, šiaip, viskas tvarkoja su jais. Čia man asmeniškai tiesiog, kai turiu su kuo palyginti, nebepatinka tas komfortas važiavimo. Aišku, tą komfortą galima pasiekti kitais dalykais, šakė, padangų slėgis ir panašiai. Bet sakau, aš kai turiu su kuo palyginti, man aliuminio nebesinori. Karbono aš irgi nelabai noriu dėl jo trapumo, dėl jo lepumo, dėl tų visų svorio limitų. Ir šiaip man tas karbonas, nežinau, taip iš jo galima išlipdyti įvairiausius rėmus, įvairiausių formų ten su užapvalinimais, bet būtent to man ir nepatinka. Čia yra visiškai skonio reikalas, bet man patinka dviračiai su tokiais griežtom linijom, lygiais vamzdžiais, be jokių ten išformavimų. Išimtis yra mano titano rėmas Linskiai gamintojo, Helix modeliukas, kur vamzdžiai yra išsukti. Pas mane kanale ant viršelio matosi. Bet čia sakau, yra grinai skonio reikalas, kiekvienas tą estetiką skirtingai suprantam. Tie išlaižyti karboniniai rėmai, tiesiog ne man. Tai visų skoniai skirtingi, kažkam patinka kvadratinės mašinos, kažkam apvalios, tai čia taip ir su dviračiais. Man karbonas kažkaip estetiškai, nežinau, taip kaip ten mandravoja tos rėmus, tai nelabai. Tai žodžiu, jeigu galvojat, reikia jum ar nereikia to titano, greičiausiai jum jo nereikia. Norit lengvo dviračio, pirkit karboną. Karbonas yra žymiai lengvesnis už titaną. Titanas šiaip nėra toks lengvas, kaip daug kam atrodo. Tas pats aliumininis rėmas greičiausiai bus lengvesnis už titaninį. Titanas bus lengvesnis už plieną. Taip. Bet irgi, žinokit, tie svorių skirtumai nėra tokie didžiuliai. Kaip pavyzdžiui, žmonės kažkodėl įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, lyginant populiariausią aliuminį ir karboną, tarkim. Tai įsivaizduoja, kad karboninis dviratis bus vos ne kokiais 2-3 kilais lengvesnis už aliuminį. Nepamirškit, kad čia svoris viso dviračio su visom dalim. Kaip taisyklė, aliumininį rėmą komplektuoja su žemesnio lygio dalim, kurios yra sunkesnės. Ir bendrai paėmus, taip, dviratis pirktas, tarkim, iš parduotuvės, taip, galbūt ir bus 2-3 kg skirtumai tarp jų. Bet jeigu jūs paimsit aliuminį rėmą ir karboninį rėmą, tai tarp jų skirtumas bus, grubiai apie 0,5 kg, turbūt maksimum.
kartais net ir 300 gramų tik tai. Tai vat jeigu jūs sudėsit tokias pačias dalis, kaip ant karboninio dviračio pardoj, nu, tai tas skirtumas bus vat jums grinai rėmų svorio skirtumas. Aišku, ten tie 300 gramų ar net pusę kilo, tai kažkam gali atrodyti baisiai daug. Bet dar klausimas, nuo ko tas svoris ant dviračio. Sakykime, pusę kilogramo nuo rėmo numetus tikrai netaip jausis kaip pusę kilogramo nuo ratų. Tai jeigu jūs norit savo lengvesnio dviračio, tai labai gerai pasiskaičiuokit. Galbūt už tą pačią kainą, už kurią jūs nusipirktumėt karboninį, jūs galit nusipirkti, tarkim, aliumininį ir pasikeisti ratus. Lengvesnius daug užsidėti, negu, tarkim, tas karboninis komplektuojamas. Ir pavyzdžiui, turėsit plius minus vienodo svorio dviračius, bet aliumininis bus su lengvesniais ratais negu tas karboninis. Nu, čia žodžio, aš jau pabėgau nuo temos, apie titanus visiškai užsišnekėjau, šiandien video turbūt gausis baisiai ilgas, gal net padalinsiu jį į 2 dalis, nežinau, žiūrėsim. Kažkaip visai užsišnekėjau, pamečiau mintį jau ir gaunasi nesąmonės kaip visada. Gerai, tai baigiu aš šitas apalionės, va, su labai gražiu dviratuku, jeigu matosi kamerai. Ačiū ir iki.